sunshine to come to bring it to me. I can't believe I'm the one. I was so lonely. I feel like I must be dreaming. I need this dream to be. I need this dream to be real. I must be dreaming. Make my wish upon a star. Hope this night will last forever. Oh, 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 oh. Ain't nobody loves me better. Makes me happy. Makes me feel this way. Ain't nobody loves me better. Ain't nobody makes me feel this way. Ar paspaus? Ain't nobody loves me better. Woo! No, 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 no. Nobody, baby. Nobody, nobody, baby. Better be, better be, better. Nobody makes me feel better than you. Nu ką, sveikinu. Matysimės dažniau. Ačiū. Tai kieno šita nereali Gerklytė? Koks vardas jūsų, Gerklytė? Aš Eivilė. Eivilė. Labas. Sveiki. Aš tik iš vardo dabar žinau, kas tu. Nes tu buvai su akinukais kažkada, tai kai buvai maža ir su manim kartu keliavai vaikų balse, teisingai? Teisingai. Ar prisimenate Eivilę iš vaikų balso kas nors? Tave vis vejas man tai vaikų balsas. Wow, kaip fainai, kaip džiaugiuosi, kad atsisukau. Nes aš galvoju, negali tai būti, kad taip tokia Gerklytė būtų, bet nepažinau tavęs dėl tavo akinių, kur tu dabar visai kitaip atrodai, kažkaip užaugai ir, sveika atvykus vėl jau suaugusių Lietuvos balsą. Ačiū. Padarom triukšmą publiką. Man labai patiko, kokią aukštą natą tu pabaigai dainą ir tada mes atsisukom ir tokia sveiki. Kažkas wow. Aš tikrai buvau sužavėta, aš vis laukiau, kaip tu vystysi tą dainą ir buvo galbūt kažkokių nepilnai išpildytų makaronų, nes labai norisi pasirodyti, padaryti tą įspūdį iš karto, kad paimtų mus, bet aš girdėjau labai daug teigiamų dalykų, labai daug drivo, energijos, kas man ir labai žavi. Aš įsivaizduoju, kokias dainas tau galėčiau parinkti, aš labai kviečiu tave į savo komandą, aš noriu tave turėti savo komandą. Ačiū labai. Labas, Eivilė. Sveiki. Labai maloniai nustebau, kokia tu jaunutė, nes nusisukusi aš įsivaizdavau tokią bent 35 metų daug patyrusią moterį, kuri jau nebebando patikti visiems, bet tokia, kuri žino, kas jinai yra ir jai nebaisu, jeigu kartais šiek tiek kažkas pro šalį gaunasi. 35 metų vyrą įsivaizdavau. Tai labai sveikinu, kad tavo tokiam liesam jaunam kūne yra šitokia jėga. Ir manau, kad tavo atsisuko būtent tavo balso pasaulio mokytojai. Ir iš tikrųjų nelengva išsirinkti, bet aš mintise mačiau tave ir su Mantu, ir tada staiga mačiau su Jessica. Ir bus, manau, kad tau... O gal tu jau turi sprendimą? Gal atėjai apsisprendusi? Aš iš tiesų visiems sakiau, kad kaip Dievas duos, nes iš tiesų, atsiprašau, aš liaudinos biški, bet aš galvau, kad kai užlipsiu į sceną, kaip man širdelė pasakys, jeigu atsisuks kažkas, tai taip jau ant scenos nuspręsiu. Aš nežinau, aš tiesiog kažkaip nuo savęs gal dar pridėčiau, jog
kaip Mantas sakė, labai gera gerklė. Ir ta gerklė antroji pusėje dainos labai smarkiai pasijautė. Bet tiek Mantas, tiek Jessica, žinau, kad tikrai tau padės susitvarkyti su visais nesklandumais, kurie buvo pirmoji dainos pusėje. Bet faktas, kad visas pagrindas vokalinis, tai yra tikrai įspūdingas. Tai sveikinu ir aš nuo savęs tave, kad tu jau esi balse, tau tiesiog reikia pasirinkti, ar imsi Jessica, kuri man iš dešinės, ar Mantą, kuri iš kairės. Kuris iš kairės, sorry. Irgi jaudinos. Eivilė, žinai, aš kiek prisimenu mūsų tą kelionę vaikų balse, kai tu dar tik tais, pirmą kartą, kai mes tave išgirdom ir aš kiek prisimenu, mes buvom atsisukę visos kėdės į tave buvo atsisukusios, jau tada tu buvai su ta gerklė, apie kurią šiandien atsinešei į šitą studiją. Jau tada mes ėjome iki finalo ir aš žinau, kad ir šiame sezone, nors jisai be galo sudėtingas tame, kad šiemet ypatingai turime didžiulį skaičių dalyvių, kurie yra labai aukšto lygio. Tai vat šitas tavo balselis, ta jėga, jinai yra iš Lietuvos balso vaikų, ką aš prisimenu. Ir jeigu tu pasirinksi Jessica šiai, tai bus irgi gerai, nes tai bus didžiulė dovana taip pat Lietuvos žiūrovam, nes, iš tikrųjų, aš tikiu, kad galima eiti su tavimi iki finalo. Bet jeigu pasirinksi seną, gerą Mantą, kaip visada žinai, kaip mes eisime taip, kaip tu žinai, taip, kaip mes kalbėjome, taip, kaip mes ėjome link to finalo ir pabandytumėm užžengti iki galo irgi kartu. Ačiū labai visiems, kurie klausė ir ačiū labai, kad atsisukot. Tai iš tiesų aš labai norėčiau pakartoti tą kelionę, tai aš renkuosi Mantą. Ateinu apsikabinti. Senas geras Mantas. Ir pasiūlė tą patį, nieko naujo atrodo. Fainai tai matys, džiauriai. Nespėjai pamatyti visų pasirodymų? Nenusimink, visus jos rasi Lietuvos balso YouTube kanale.